Elektroninis paštas jūsų išmaniajame telefone. Tai paprasta. Visiškai nesvarbu, kuriuo populiariu pašto tiekėju pasitikite. Gmail, Yahoo ar kuriuo kitu, sukonfigūruoti paštą telefone labai paprasta. Norint pradėti naudoti elektroninį paštą išmaniajame telefone, darbastalio laukelyje spustelkite ikoną elektroninis paštas. Tuomet suveskite savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Sekančiame lange suveskite savo vardą. Ir jūs jau pasiruošę. Siunčiant laišką, sistema automatiškai suras gavėjo adresą įvedus kelias pirmąsias raides. Galite prisegti nuotrauką iš telefono atminties, taip pat video ar audio failus. Na, o tekstą patogiai surinksite patogia QWERTY tipo klaviatūra. Jūsų laiškas jau išsiųstas. Na, o naujai atkeliaujančias žinutes iš karto pamatysite viename iš pagrindinių darbastalio langų. Elektroninis paštas telefone – patogu, greita ir paprasta.